Kas neturi pasirašę nuolaidų kortelės šiuo metu? Pasirodykit. Drąsiau. Prašau, puiku. Džiaugiuosi už jūs dėl to, kad galėsit šią dieną pasirašyti. Labai ypatingą dieną, kada mes turim tokį nuostabų svečią. O mūsų nuolaidų kortelė duoda mums visai esamai ir būsimai produkcijai 30% nuolaidą. Tai yra labai svarbu. Produkcijos atnaujimas pastoviai vyksta, kompanija įvedinėja vis naują produktą ir jeigu jūs bendrausite su mūsų kompanija, turėsite labai galimybę sutaupyti savo šeimos biudžete. 30% yra ženklu. Ir ką norėjau dar pakcentuoti, matos kortelės dydis tikrai pakankamai tiesiog. Už ją mokėti nereikia. Tai yra simbolinis vertės už šitą blanką 60 centų, o kaip žinia, pavyzdžiui, pas jūs Lidoj Maxima yra? Yra Maxima. 5 litus reikia už kortelę mokėti. Nu, teko. Supratau, akivaizdus skirtumas, tai va. Reiškia, taip, jūs gaunat savo ID numerį, kuriuo darot užsakymus, savo vardu konkrečiai, o koks toliau galimybės, dabar va taip parodysiu tą klasikinius ir prabangos kvepalus, kadangi mūsų ašis yra kvepalai. Štai pakėliau klasikinį, štai prabangos. Skirtumas čia yra 30 ml, čia 50. Katalogo kainą mes perkam, tai yra klientas moka 41 litą, perkam už 29. 12 litų pas mus kišenėje. To labiau, jeigu pakartosit mane ir yra mėgėjų parduoti, užsidirbsite labai greitai iš pardavimo. Aišku, nedidelė sumas. Taip, o čia yra prabanga 62 katalogo kaina, perkam už 44, 18 mūsų kišenėje. Kas po to? Kas nemėgsta parduoti? Šiai dienai yra tokia statistika, kad pardavinėti mėgsta tik tai 5–10% ir galbūt auditorijai pasirodyti, kas mėgsta parduoti. Supratau. Net mažesnis procentas. Čia nereikia pardavinėti, nesigąskite. Aš taip norėjau save pasireklamuoti. Antras žingsnis yra tai. Mačiau, kad turit bloknotų susirašyti, susirašykit. Pas mus, mūsų parduotuviai, išleistas jūsų rytas yra įvertinimas 0,8 taško. Pasižymėkit, kas turi bloknotus, nebereikalas juos atsinešė. Galėsit sulyginti su kitų kompanijų statistiką ir tai yra pagrindinis ašies variklis. Toliau kas? Yra pas mus latinis marketingo planas. Nuo 3 iki 21%. Aš taip biškai forsuotai, bet maždaug mintį pagaukit, nes turim svečią, turim jam žodis ateiti. Nuo 3 iki 21%, trečias prasideda, kaip mes turim pas save apyvartoje 300 taškų. Tarp kitko, taškai skaičiuojami nebūtinai jūsų apyvartos, o skaičiuojama visą, ką jūsų grupė, ką po jomis žmonės. Mesgi realiai esam žmonės, kurie vartoja produkciją. Jeigu užmetė akį ir pažiūrėt, realu, kad per mėnesį galime išleisti maždaug 100 litrų. Jeigu produkcija gera, kokybiška ir jinai baigėsi, logiška, kad per mėnesį galime išleisti 100 litrų. Tai maždaug jums grįžta 80 taškų. Tai va, to statistiką skaičiuojant, jeigu pas jūs tinkle pradžiai pakalbėsite 2 žmonės, o jie jų duplikuos, tai intensyvaus darbo maždaug 3 mėnesių laikotarpį, pas jūs maždaug jau bus 6% ir sugrįš apie netoli 150 litrų. Esmė tame, noriu pasakyti, kad kompanija jums už reklamą moka. Mes šiai dienai iš žmogiškų savybių visą laiką kažkur tai susidūrė, pamatė kažkokį produktą, natūraliai pareklamuojama. Ten yra akcija, ten yra nuolaida, pas tą remontuokis, pas tą kirpkis. Esmė, kad mes darom rekomendacijas. Tik ar grįžta mums tai pinigais? Moralinę naudą taip gaunam. Vėl, kad žmonės galbūt pasako ačiū. Tai va, o čia kompanija už reklamą moka pinigus. Ir kokius pinigus, tai pamatysite greitai. Tai aš jau beveik ir baigiu. Noriu pasakyti, kad nuo 21% gaunam į rankas nuo 2,5 tūkstančio. Čia yra pirmo marketingo plano dalis. Labai greit galima peršokti antrą marketingo planą, dėl to tai yra pasaulinė apyvarta. Šiai dienai Lietuvoje yra nemažai žmonių, kurie gauna nuo antro marketingo plano. Tame tarpe ir aš, mano žmona Zita, mano kolegė Natalija ir gerbiamas svečias. Taip, tai va, toliau prasideda labai skanus dalykas, kada pasaulio pyrago dalybos prasideda nuo 4 iki 9%. Išmokos tikrai duplikuoja dabar dviguminasi pagal išmokėtą atlyginimą. Ir labai apie didelės sumas aš nenoriu kalbėti, nes galbūt šiai dienai duosim žodį Irenai. Tik dar pasakysiu tai, ko aš pradžiai. Atrodo, kas čia viską taip gražu, o kokie tai yra povandeniniai akmenys? Nėra povandeninių akmenų. Įstojimas 60 centų. Metinė išpirka, kad nepraras nuolaidos, jeigu jūs esat vartotojas, galite surašyti, yra 105 taškai. Atsimenat mano santykiai, 1 litas 0,8 taško grįžta, grubiai paskaičiaus jums 120 litrų per metus. Ar realu išleisti per metus 120 litrų? Kaip galvojate? Jokinga, todėl kad sąlyga yra lengva. O jeigu pas jūs yra grupė ir jūs kūrė tinklą,
per mėnesį reikia būti nusipirkus, kad jums užsifiksuotų esamas atlyginimas. Ar ten 10 litų, ar ten 100, ar ten 2500, 35 taškus. Tai stoja vieną prabangos kvepalą ir tai net yra daugiau. Tai maždaug 40 litų. Tai va tos pagrindinės sąlygos. Laikau mūsų darbo instrumento įrankį, kuris Lietuvoje šiai dienai dar tęsiam akciją, jis yra neprivalomas. Reiškia, jeigu jūs nemato čia verslo, o mato galimybę vartoti su nuolaidą, kai aš akcentavau nuolaidų kortelę, jūs jos ir neperkat. Jos vertė yra 160 litų, mokam už tai, kad joje yra 150 mėginėlių, katalogai, galimybė kaip pasirinkti kvapą ir visą kitą. To, kad žmogui atėjus ir papasakos, o tas kvapas, va taip, va taip. Neįmanoma, reikia pabandyti, tai suprato, dėl ko testeliukai reikalingi. Nu ir pasikartosiu, papkė yra 160 litų, Lietuvoje neprivaloma. Einant į tarptautinį verslą yra šiek tiek kitokios sąlygos plečiant, bet iš esmės daugelį šalių kažkas kartoja Lietuvą, kai kas irgi daro jau akciją, kad nebereikia pirkti papkės. Tai va. Nu ir galvoju, kad pasakiau, atrodo viską, jeigu kažką tik pamiršau, mane papildys kolegas ir galbūt klausys Natalija. Ačiū.